Jau rytoj penktadienį, sausio 30 dieną jūsų laukia vienintelio Panevėžio rajono laikraščio Tėvynė numeris. Kaip ir kiekvieną savaitę, skaitytojai Tėvynėje ras aktualių straipsnių, nuotaikingų istorijų, laisvalaikio skaitinių ir kitos naudingos informacijos. Naujausiame laikraščio numeryje istorija apie netoli Vaivadų įsikūrusi japonų akitų veislyną Kitaniją. Veislyno savininkė Laura Eisenienė 8 metus kryptingai veisė šiuos šunis, atkeliavusius iš Lenkijos, Ispanijos ir net Japonijos. Laikraštyje pasakojimas apie Panevėžio rajono merą Antaną Pocių, kuris atsiskleidžia ne kaip politikas, o kaip ilgametę patirtį virtuvėje turintis cepelinų mėgėjas. Tėvynėje istorija apie tvarumą ir kūrybiškumą, bendruomenių sąjungos iniciatyva surinkti 1500 senų marškinių virto staltiesėmis. Vienas svarbiausių šio numerio tekstų apie pasirengimą galimoms krizėms ir grėsmėms. Straipsnyje analizuojama, ar Panevėžio rajono ir miesto savivaldybės turi sukaupusios maisto atsargų, su kokiais iššūkiais susidurtų ekstremalių situacijų atveju. Tėvynėje išsamiai apžvelgiami nauji geriamojo vandens tarifai Panevėžio rajone. Straipsnyje paaiškinama, kas lėmė kainų pokyčius ir nuo kada jie taikomi. Žiema rajone skatina kūrybiškumą ir aktyvų laisvalaikį. Laikraštyje pasakojama apie gyventojų iniciatyvas patiems įsirengti savadarbes ledo arenas, kurios tampa traukos centrų vaikams ir suaugusiems. Kaip ir įprasta Tėvynėje, įvairūs patarimai, TV programa visai savaitei, kryžiažodis ir dar daugiau aktualijų straipsnių bei naujienų iš Panevėžio rajono.